Žaidė taip, kaip to leidžia priešininkas. Iš tikrųjų, tai šiandien rungtynės ir praeitos rungtynės su Gama, tai varžovų tiesiog net negalima lyginti. Šiandienos varžovai buvo, galvoju, visa galva, jeigu ne dviem geresni nei komanda praeitose rungtynėse. Ir mes irgi po truputį aklimatizuojamės ir paprasčiausiai taip gavosi, kad žaidžiant su geresnė komanda kartais tai būna, kad jie leidžia tau žaisti, tu jiems leidi žaisti. Būtent, manau, taip ir atsitiko pirmam kėliny. Įvarčiai krito vėl antrajame kėlinyje. Kas jame pasikeitė? Nepasikeitė niekas. Iš tikrųjų, tai antrame kėlinyje įvarčiai krito prieš įvykių eigą, nes mes pradėjom antrą kėlinį gan neblogai ir netgi turėjom šiokią tokią iniciatyvą ir turėjom ir gerų atakų, ir keletą standartinių momentų, po kurių viena iš jų galėjo baigtis įvarčių mūsų naudai, tačiau po to vėl klaida gynyboje, padarėme baudą ir priešininkai labai gerai išpildė baudos smūgį. Po to, aišku, norėjosi to teigiamo rezultato, norėjusi eiti labiau į priekį ir vėl dar viena klaida gynyboje, praleidom antrą įvartį, bet šiaip, jeigu apibendrint komandos žaidimą, tai manau, kad šiandien buvo didžiulis žingsnis į priekį, lyginant su pirmom rungtynėm. Pirmose rungtynėse davėte ganėtinai daug pasireikšti jauniems žaidėjams. Šį kartą šiek tiek mažiau. Kodėl? Na, natūralu, nes pasirengimas į sezonų įsibėgėja ir žaidėjai turi susižaisti, turim surasti tą optimalią sudėtį. Žaidėjai turi gauti patirties, bet jaunimas, manau, irgi turi laukti savo šansą ir kai jo sulaukia, turi įrodyti, kad yra verti žaisti komandai. Tai vyksta natūralus procesas.